Sakom, nu gerai, varom į vakarus, tai vos ne pusę salos pravažiavam su traukiniu, į Džodžakartą atvažiavam. Pirmą dieną, sausa, saulė šviečia, nelyja. Jo, bet iš tikrųjų vis tiek lyja ir ta pati nesąmonė, nors visi žmonės sakė, kad vakaruose tikrai nelys, ten geresnis oras ir kitoks klimatas. Bet vis tiek kažkaip išsinuovom motorolerį ir tada ieškojom nuotykių, nuvažiavom apsižiūrėti, kaip įsmukti į vulkaną. Ir apsižiūrėję kitą dieną nusprendėm 5 ryto keltis ir ten 4:30 gal net. Keltis ir važiuoti lipti į beveik 3000 metrų aukščio vulkaną, kuris tituluojamas aktyviausias Javos saloje. Tai aišku, kur tu 5 ryto pavalgysi pusryčius, tai tiesiog važiavom tuščiu skrandžiu ir pakeliui tiesiog kažkokiam kaimelį, bičias iš motorolerio pardavinėja tokią saldžią ale košę. Tai tos košės, taip, iš pradžių visą laiką atsargiai, tu paprašai vieną, paragauji, jeigu skanu, nu, tada duok dar 5. Ir taip, nu, visos Azijos šalyse, kai tu valgai tą nežinomą maistą, tu taip, nu, vieną. Jeigu neskanu, išmeti, ten, kai jau nematė, nebevalgai. Bet jeigu skanu, tai jo, tai nusipirkomės tą vieną, paragavom, o skanu, nes tam toksai kaip avižų košė su kokosų pienu, su braškių uogiene, nu toks miksas kažkoks saldus, skanus, su daug energijos. Kaip tik prieš lipant į kalną, tai ten 5 suvalgėm. Ir toliau važiavom link Basecampo. Atvažiavome į Basecampą, tuščia, ramu, kažkur pasistatėm motorolerį, kur nereikia už parkingą mokėti. Ir pradėjom lipti. Iš pradžių šlapia, slidu. Ten žmonės dažniausiai ten lipa su nakvynė, mes nusprendėm tiesiog per vieną dieną sulipti ir nulipti. Ir ten kai kurie varo irgi pradeda lipti ten vos ne po vidurnakčio ir pasitinka saulėtekį. Bet mes nusprendėm, kad jie tiesiog lėti ir nusprendėm sulipti greičiau. Ir greičiau ir sulipom, nes ten rekomenduojamas laikas, man atrodo, gal 8 valandas, mes ir 5 aukštyn ir žemyn. Ir jo, pasižiūrėjom ten, bet žmonės kempina, stovyklauja, laužiukai, piknikai ir taip toliau. Ir po to prasidėjo jau pats tas pušas iki viršūnės ir jisai toksai mėnulis. Atrodo, taip rūkas, viskas pilka, tos akmenys byra, ir tos viršūnės nematai, lipi tos debesis, jokio augaliuko, nieko. Va čia ant viršūnės, čia šlaitas, kuriuo lipom, o čia yra krateris. Tai ir čia yra debesis, o čia yra tie sieros dūmai, kurie kvepia supuvusių kiaušinių. Ir irgi taip užneša tą, čia nuo kraterio užneša, po to prasiskleidžia, tai va čia tokį kadrą visai gražiai pavyko pagauti su ant viršūnės sėdinčiai. Nu ir leidžiame žemyn irgi per mėnulį. Tai šitas irgi įspūdingas, visai gražus kalnas buvo. Čia nusiėmėm batus, tai būna. Nu ir aišku, visi su tavim nori nusifotkiam. Leidę žemyn, 1, 2, 3, 4. Šitas va, matot, peilį turėjo. Kitas kirvį turėjo ir dar vienas mečetę turėjo. Tai kažkaip reikėjo nusifotografuoti, nes iš pradžių jie paprašė su mum ir tada sakau, davai, aš dar su jum nusifotkėm visą. Nu, ten dažnai visi, iš pradžių labai drovus, tada vienas išdrįsta, tada jau ten visi po vieną kartu ir ten jau visai. Ir čia mūsų Basecampas, kuris buvo visiškai tuščias. Nusileidžiam. Čia yra pagrindinė aikštelė, čia yra mokamas parkingas, o mes 200 metrų žemiau pasistatėm motorolerį prie kažkokio telekomunikacijų bokšto. Ir ten irgi buvo mūsų vienas, ten prie krūmų įvarytas, ir ten buvo 40 motorolerių. Ir dar visas kelias nuo šitos aikštelės iki kitos aikštelės, pilnas motorolerių. Tai suvažiuoja, laisvą dieną buvo vietiniai suvažiuoja. Čia kažkam fotografavau iš savo draugų, kad parodysiu, kokiam kuprinėm keliaujam. Tai visą kelionę su tokiom 30 litrų kuprinėlėm prakeliavom. Visus lėktuvus į rankinius bagažus tilpom, nei kartą nemokėjom už bagažą. Viskas tilpo, maistas, drabužiai, miegmaišis, hamakas, Ingrida turėjo hamaką, kosmetika, nu viskas, ta prasme, ko reikia.
Drakono vaisiai čia dėžėse sukrauti, paruošti gabenti. Čia gyvatės vaisiai, irgi gyvatės vaisiai dar kitas pavadinimas yra. Tai irgi tokie įdomus, jie nulupi tą žievelę ir būna toksai kaip riešutas, 3 skiltelių su kauliukais ir jisai, riešutas būna visiškai sausas, o šitas tokio turi rūgštumo, saldumo, toks įdomus paragauti. O čia iš Džodžakartos, tada galvojom, kur važiuoti, tai toks pažįstamas, hostelis susipažinom, prancūzas, sako, reikėti į Solo miestelį. Solo tai yra Surakarta miestelis, irgi ten koks 100 km nuo Džodžakartos. Ir tenai atradom irgi labai skanų patiekalą, kuris yra tik tai tam miestelį. Tai yra jų jau tradicinis ir niekur kitur Indonezijai tokio būtent neradom. Tai srabi vadinasi. Tai toksai kaip blynelis, ant jo deda tokią saldžią košę ir tada jau kokosų pieną pila arba šokolado pila, arba braškių uogienės pila. Tai va to labai daug atsivalgė. Ir tada man atrodo vieną dieną, net nesilsėjom, kitą dieną iš karto irgi 5 ryto keliamės ant motorolio ir į kitą kalną 3265 metrų aukščio. Lavų kalnas, važiuojam, yra būdelė, kur turi susimokėti už lipimą, tai praeitam reikėjo mokėti 10 eurų, tai mes sakom, ne, tiek nemokėsim, tik tiesiog įlindam, o šitam buvo mokestis euras, pasiruošę sumokėti, ateina ir nedirba būdelė. Tai mes vieni į tą kalną lipam, 3 vietinius prarenkiam, bet daugiau nėra tam žmonių. Iš pradžių šalta, žiauriai šalta buvo, tai vos atvažiavom, jau atvažiavom į base campą, tu toksai, drebi iš šalčio, visas, ir mes tokių šiltų drabužių nelabai turėjom. Tai ten tokios kavinės buvo, pasiėmėm karštos arbatos, karštos sriubos, suvalgėm ir tada iš karto pradėjom lipti, kol dar kažkiek šilti. Ir kai jau pradedi lipti, tada jau po biškį apšilinėja ir po to žiauriai oras pagražėja, šlindo saulutė, virš debesų pakilom. Bet šitas visiškai kitoks kalnas. Ir taip, to Javos saloje irgi yra keli šimtai, vos ne, 100 tų ugnikalnių, į kuriuos tu gali lipti. Ir ta prasme, jie yra visi lipami ir jie irgi visi yra skirtingi. Į vieną tu lipi kaip į tą mėnulį be žalumos, kitas visiškai žalias, su takeliais normaliais, trečias vėl kitoks ir ta prasme, jų yra labai daug. Tai mes Javos saloje tik tai 2 pralipam. Norėjos daugiau, bet vėl prasidėjo lietus ir turėjom kažką daryti. Tai va, toksai. Užlipom ant pačios viršūnės. Kažkoks chuliganas. Va, čia tokia tipo kavinukė su kilimu. Ateini, batus nusiauni, pasidedi čia. Tai eini valį. Ryžių terasos jau panuimta derliaus. Ir va čia tie srabi nufotografavau. Atrodo neįtin patraukliai akiai, bet labai skanu. Tai toksai kaip blynelis, ant to blynelio deda tokia košė, atrodo kaip būna šlapia ryžių košė, bet ten ne ryžių košė, ten kažkas kitokio. Ir deda šokolado arba kokos arba uogienės ant viršaus, tai tokių irgi ten pasiėmė dėžutę ir užkandė. Ir susipažinom su Surakarta į Solo miestelį su tokiu, mes ten ieškojom, kuris nuolat Motorola. Paklausėm savo guest house, kur mums čia gauti Motorola. Sako, žinokit, mes nežinom, sako, bet yra mano draugas kitam guest house. Mes nueinam į tą guest house, tas kitas guest house jau prabangesnis tenai, naktis, 20 eurų kažkas. Ir mes sakom, mes čia Paulo ieškom, va, Hugh. Sako, jo, jisai va, ateina. Ir toksai kinas, išsišiepęs iki ausų, toksai linksmas, atrodo kaip 20 metų, bet iš tikrųjų jam kem 5. Ir žiauriai gerai angliškai šneka. Ir ta prasme sako, mes jums viską padarysim. Rado, kur Motorolerį gaut. Ir ta prasme normalia kaina, nes eini ten kitur, sako 100 000, 105 000, ten 7 000. Tai pasiėmėmės tą Motorolerį ir kažkaip mes juos susibičiuliavom. Jisai toksai labai, tai jis man kas mėnesį vis dar parašo, dar iki dabar. Kas 3 savaitės, hey Joseph, how are you, where are you? Ta prasme, susirašėme su juo. Tai jisai pakvietė mus į savo geriausio draugo
piršlybas. Ta prasme, ne vestuvės, bet piršlybas. Sako, blema, kaip gaila, kad jūsų nebus į vestuvės neteisit. Nes vestuvės, taip, už rugpjūtį turėtų būti. Tai tarsi mes ten buvom lapkričio vidury, man atrodo, tai vestuvės už metų. Tai sako, blema, kaip gaila, kad jūsų nebus. Tai ten toks tūsas vakarėlis. Tai atvarėm mes į tas piršlybas. Ir ten tokia įdomi patirtis buvo. Gauni ten kažkokios ribos, kuri nelabai skani buvo ten su žarnokais vos ne. Turi apsimest, kad tau skanu ir jie valgė. Iš kaimo visą suvažiavę kaimo galvos ir jie kaip liudytojai yra. Tada tos žmonos šeima, vyro šeima, nu ir tas vyras ten sako, jei tu ten tokia, aš noriu ten tuoktis, bla bla bla. Ir tarsi, nu, mums įprasta, kad tos piršlybos yra vyras ir žmona, dar ten kur nors egzotiškai kokia kelionė, ar Paryžiuje, ar dar kažkur, o ten viešai su visa šeima, 25 žmonės, dar kažkaip 2 užsieniečiai atvažiavę, kurie neaišku, ką ten daro iš viso. Nu, tai mes ten pavalgiam, pasifotkinom, pasijuokiam, nu, turėjom su visa šeima nusifotkiam. Su vaikais, čia man atrodo žmona, žmonos brolis. Ir tada sėdim, vėl tas lietus prasidėjo, ten galvojam, pasižiūrim prognozę, ten vėl visą savaitę iš eilės, kiekvieną dieną lyja. Sėdim, ką daryti. Ten jau visai netoli iki Balio, į keltą galima nuvažiuoti. Nu, tas netoli, tai yra 12 valandų autobusu. Galvojam, nu, ką daryt. Ingrida atsidarė Skyscannerį ir sako, davai pažiūrės, iš kur iš čia nuskris gali. Ir ten už 32 eurus, man atrodo, buvo galima nuskristi rytoj į Balį, už 37 rytoj į Lomboką. Nu, galvojam, davai skrendam į Lomboką, nes yra Java, tada eina Balis ir tada Lombokas. Tai mes nuskridom į Lomboką ir su planu, kad po to persikelsim į Balį. Ir tada už Balio kažką galvosim. Tai atskridom į Lomboką, užsisakėm nakvynę per Airbnb ir ten irgi buvo labai geras triukas, kuris man patiko, kad tu išsinuomoji nakvynę pas, ten buvo vokietė ir indonezietis, vietinis vaikinas. Tai jie turėjo namą, nuomojasi tą namą ir 2 laisvi kambariai. Tai tuos 2 laisvus kambarius pernuomoja. Ir kiekvienam žmogui, kuris pas juos apsistoja, į kainą yra įskaičiuotas nemokams motoroleris. Tai tarpsia, nu, tu įprastai už nakvynę, tarkim, mokėtum 10 eurų ar 8 eurus ir už motorolerį papildomai 3 eurus, o čia tau įskaičiuota. Ir nemokamas vanduo, kiek nori, gali gerti, arbata, kava. Nu, ir dar geriausia, kad man ten iš viso nemokamai tai Airbnb gaunas, nes ten kreditų prikaupęs, tai tiesiog ilgesniam laikui reikėjo pasilikti ir gali nemokamai savaitę pagyventi ir turi motorolerį. Tai jo, atskridom į Lombokę ką veikti, surfint. Visi surfina, mes nelabai surfinam, tai nesurfinam. Nes irgi mes ten gyvenom ir po to atvažiavo filipinietis ir čekė, irgi į kitą tą kambarį pas mus name. Tai jie būdu su banglentėm ir varė surfint. O mes tiesiog važinėjom su motoroleriu, be numerių. Ir čekinom paplūdimius, maudėmės, grožėjomės vaizdais ir karvėm einančiam per kelią. Ai, pakvietė sadinti ryžių. Čia irgi buvo geras. Ta prasme, nu, nes vis tiek, tas yra couchsurfingas, tai ten tu jau super esi įsitraukęs į tą gyvenimą su hostu, o Airbnb vis tiek toks yra laisvesnis, kad, nu, tu išsinuomoji, tu jie moki pinigus ir tu jau darai, ką nori, nu, nes tu kaip viešbutį išsinuomoji, galima sakyti. Bet jie tokie bendraujantis buvo, tai mes kiekvieną vakarą pašnekėdavom apie viską ir kažkurį vakarą sako, o mes rytoj varom ryžių sadinti, gal norit padėti? Nu, davai, važiuojam. Tai labai, nu, ta prasme, tai vyrų darbas būdavo eiti su pagaliu ir tiesiog va taip, skylės daryti. Ta prasme, juokinga, ne, man tai puslės pritrynė. Nes, ta prasme, ten nereikia stipriai. Jie ten vienas turėjo pagalį ir ant galo metalą, nu, ta prasme, kad aštrus žiauriai. O man tiesiog davė, nu, skirbų nuskaptuota, tu eini badai ir, tarsi, tu, kai pirmą kartą tą darai, atrodo, kad tos skylės reikia didelės, nu, ta prasme, išdurta didelė skylė. Ir tu pusvalandį padarai ir tau žaizdos ant rankos.
O moteris tada eina iš paskos ir į tas skylės deda sėklas ir užkasa tas skylutes. Nu, tas nejos va tokios, va, didelis. Tai va, kažkiek padirbam ir po to sako, einam valgyti. Įrankių nėra, valgai rankom. Tiesiog iš didžiulio puodo ryžių įdeda ir kažkokį ten daržovę neaiškių. Ir sako, nu va, pavalgiam, sako, tingi visi dirb, sako, einam kokosus geriau, numušinėsim. Pasiėmėm bambuką, o tokį ilgą. Tiesiog ten buvo toks bambukų miškelis. Nuėjo ten, skirvi nukapoja ilgiausią bambuką, nuskaptavo ten šakeles. Nu ir tą bambuką pastatyti irgi yra reikalų. Ten vienas laiko galą, kitas ateina kažkur prie vidurio tą bambuko, atkelia ir ten eina, kaip stumia, kad jisai stovi. Ir kai tas bambukas stovi, tada turi jį pakelti ir dar ateiti kažkur dar, nu jisai turi svorį. Tai metalinį vamzdį paimk ir pabandyk išlaikyti 15 metrų aukščio. Na, aišku, ten pabandėme su to pagaliu numušinėtos bambukus, nelabai ten sekės. Vienas bičias sako, ai ką jis sudaro, sako. Paėmė, išsilipo, su kojom visus nuspardė kokosus ir valgiam kokosus. Tai po 2 didžiulius kokosus pilni. Nu, nes tarsi ten nukapoji viršų, išgeri ir tada perskeli ir dar viduj tą mėsą, mėsą tą išvalgai kokosą. Tai visai prisivalgiam tikrai desertą. Čia yra Monkey Beach'as, beždžionių paplūdimys. Irgi daug beždžionių ir ten reikia jų saugot, kad nepavogtų tavo telefoną. O čia taip jautukai vesinasi. Na, kartais tokių kelių pabandydam offroadų su enduro motociklu. Be numerio. Jo, tai vat paplūdimiai ir tada vieną dieną sugalvojom, kadangi ten nakvynės nemokamas, tai galim sau leisti išplaukti į Gili salas ir vieną naktį tiesiog kitur nakvoti. Tai šalia Lomboko yra 3 vadinamos Lomboko sesės, Lomboko broliai, nežinau, ten visai vadina. Yra 3 mažas salytės. Gili Air, Gili Meno ir Gili Travangan. Tai Gili Travangan yra tokia kaip Tūsų sala, kur vakarėliai, narkotikai, alkoholis ir taip toliau. O tos 2 Air ir Meno yra tokios ramesnės, ten vestuvinės kelionės važiuoja žmonės, šiaip pailsėt. Tai mes atplaukėm į Gili Air, apėjom visą tą salą, tada yra laivai 3 valandą išplaukė į kitą salą, tai nuplaukėm į Gili Meno. Tai Gili Meno yra tokia labiausiai apleisčiausia, ramiausia. Ir ten buvo pigiausia nakvynė, tai mes tiesiog ten išnakvojom, permiegojom. Bet visiškai mes ten atvažiavom su mintim, kad visas 3 salas aplankysim ir grįšim atgal. Aišku, mes ten atvažiavom, 3 aplankėm tik tai 1 salą, jau 3 dienos buvo. Turim, taip apsirengęs ir turi kuprinėlę su buteliu vandens ir viskas. Tai aišku, vieta viena naktis nėra daug, ten susimokėm, 7 ar 8 eurus už tą naktį. Tai tos salos tikrai yra tokios įdomios, nes gėlą vandenį jas plukdo iš kitų salų, iš Lomboko arba iš Balio, dažniausiai iš Lomboko, nes Lombokas arčiau. Nėra transporto, tarsi yra tik dviračiai arba poniais tempiami, tokiais mažais arkliukais, ne poniais, tai mažais arkliukais tempiami vežimai, kur tempia turistus karietose. Ir jo, ten toksai žydras vanduo, baltas smėlis, vestuvinės kelionės ir taip toliau. Bet Indonezija vis tiek jinai jau ten tas Balis, tas Gili salas yra taip sugadintos turistų, nes ten paskaitai tokius. Ir ten būna irgi ten pardavinėja apyrankės prie tavęs prieina, ten, I have small cock, arba, belekas, tenai didžiausi keiksmažodžiai, kuriuos jie žinojo, išsivinėjo tų apyrankių ir pardavinėjo ir galvoja, kad čia prikolas. Ir tenai australai kokie atvažiuoja, kurie iš kaimų uždirba statybose ar kažkur pinigų ir jie važiuoja tiesiog ten gert, į Balį ir į Lomboką, nes tenai yra pigiau negu jam gert Australijai. Tai atvažiuoja savaitę tiesiog pagert į klubus, tai tokiem, nežinau, gal ir prikolas ten tos apyrankės ir visokios kitokios nesąmonės, bet tai ten biški keistai buvo. Tai tas vietinis transportas toksai.
Ir tos salos, nu, jos įdomios, jose daug ko nenuveiksi, bet, kai pakrantės yra žiauriai sutvarkytos, išblizgintos, prabangus viešbučiai stovi ir taip toliau, bet kai tu įeini į salos vidurį, ten yra didžiuliai šiukšlynai, plastiko atliekos ir taip toliau. Ir ta prasme, ir irgi ten paskaitai, kad tuos arklius, jie ilgai negyvena, nes nėra gėlo vandens, jos girdo sūrų vandeniu. Ir ta prasme, nu, iš vienos pusės vieniem atrodo čia rojus, ten tos salos, gal taip ir yra kartais, bet iš kitos pusės yra tų tokių liūdnų, negražių dalykų, kurie taip paprastai žiūrint nesimato. Ir tarp tų salų veikia 8 ryto ir 3 dienos, man atrodo, jeigu neklystu, island hopping laivai. Tai tu iš vienos salos gali nuplaukti į kitą, iš kitos į 3 ir grįžti vėl į žemyninę dalį. Tai mes išmiegojom ir 8 ryte išplaukėm į Gili Travanganą. Tai ten jau šiek tiek daugiau veiksmo, jau tinklinį žaidžia, namukai, konkurencija viešbučio. Čia, tarsi, yra, tu gali apeiti aplink salą, jinai yra ratų takelis ir tada jau yra į salos vidų gatvelės. Tai čia viena iš gatvelių, o tų gatvelių yra 25, tarkim. Tai ten tikrai nakvynės netrūksta. Pardavinėja Magic Mushrooms, grybukų kokteilius. Kaip ir uždrausta tenai buvo, nes ten buvo kaip ir tose salose legalu, bet po to jau juos vėl uždraudė. Bet vis tiek, dabar kai kurie nekreipia dėmesį ir vis dar pardavinėja. Tai va, tokių yra supinių padaryta, kur gali žmonės fotografuotis. Ir va, tokie laivai plukdo atgal į žemyninę dalį į kitas salas. Lombokė atradom irgi tokį kiną, jisai kepa blynus. Tokius mėlinius blynus su kakava, cukrum, karamelė gaunas tenai ir toksai. Tai mes, nuo mūsų jisai buvo gan toli, apie 15 kilometrų, bet aš praktiškai kiekvieną dieną pabandydavau jį pagauti tenai pardavinėjantį, bet ne visada pavykdavo. Tai kokius 3 kartus tik tai, man atrodo, valgiam pas jį, nes kitus kartus tiesiog jo nebūdavo. Ir tada sugalvojom iš Lomboko reikia varyti į Balį. Tai tenai reikėjo keltis keltu ir atrodo logiškiausia dažniausiai, kad kai tu viską pasidarai pats, būna pigiau. Bet ten buvo visiškai atvirkščiai. Tenai jeigu tu imi turą, komplektą, ta prasme keltą plus autobusą iki uosto, tai tau gaunasi pigiau. Nu ir mūsų tie hostai, tas vaikinas, jisai dirba transporto kompanijai, sako, mes tau galim parduoti. Nu, sakau, kiek? 150 000 žmogų. Nu, sakau, gerai, bet sakau, dar neėmiau, sakau, nuvažiuosiu, aš pasižiūrėjau per kitas tas agentūras, paklausinėjau, tai nusidarėjau vienoje iki 130 žmogų. Grįžtu pas jį, sakau, nu, žinau, man 100 trampą siūlė, ar tu padarysi tiek ar ne? Sakau, jo, padarysiu, viskas okei. Tai pas jį už 260 000 pasiėmėm 2. Ir tada pradedi suprasti, kodėl tai yra pigiau. Nes, ta paima mašina privati, 5 vietą, tu susėdi, su daiktais tai nuveža iki uosto ir tada uoste prasideda. Sako, čia jūs nuveši laivą autobusas. Ir tu įsėdi autobusą va tokį, kur pilna žmonių ir kažkokių daiktų, kuriuos veža. Ir jie va tiem žmonėm, kurie yra autobusai, jie neperka kelto bilietų. Nes, ta prasme, jie jau sėdi autobusą ir jie moka už autobusą. Jie nemoka už kiekvieną žmogų, jie moka, kad autobusas pravažiuoja. Tai turbūt autobuso vairuotojai ten kažkiek duoda 5 ar 10 eurų už visus tos, kurie važiuoja ir pravežia mus. Tai mes realiai kelte be bilieto buvom. Ne dėl savo kaltės. Čia seksualus įdegis koks nuo sandalų gaunasi. Ir va, ten matosi Balis jau plaukiant. Tai plaukiant pasikvietė kapitonas į kajutę, sako, galit pavairuot laivą. Opa! Tai ten nesimato, yra vairas, bet, ten nėra taip, kad suki mašiną ir iš karto sukas. O ten turi, 5 ratus apsukti, kad jisai pajudėtų bent porą laipsnių. Tai ten, jam nėra didelės rizikos ten duotiem žmonėm. Tai pasidėjom kapitono kajutėj, pasijuokėm, davėm mums tenai žiūronus ir jūrą žiūrėti. Ir tenai, bet ten buvo vienas irgi iš įspūdingesnių kelionės momentų, kai plaukiam iš Lomboko į Balį, ir žydras vanduo, ir tu matai jūroje delfinai šokinėja. Ir ta prasme, 6 delfinai, vienas iššoka, kitas iššoka, trečias iššoka, ir ta prasme taip
Ir tokia ramybė užklumpa, taip sėdi ir žiūri, kai aš akinėja. Tai va toksai visai įspūdinga buvo. Atplaukėm į Balį, irgi ten, tarkim, atplaukėm čia, ir mums reikia va čia. Tai tas transferis tave veža va taip va, ir tada va taip va. Ir automatiškai tau sugaišti kelias valandas daugiau, bet jie taip sutaupo pinigų. Tai dėl to ta kaina yra mažesnė. Irgi Indonezijoje visokio keistenybių prisivalgiam, čia Ice Champur, man atrodo, jeigu neklystu. Tai yra tiesiog ledukai, kokosų pienas, kažkokie guminukai, arbūzo, meliono papjaustyta, tokį sumaišą saldi sriuba kažkokia gaunas. Nu ir tu valgai tiesiog ledukus, galima sakyti. Ir ten daug tokių yra, ta prasme, paima ledo gabalą ir iš jo padaro šerbetą ir užpila sirpą. Ir va tau desertas. Na irgi rinkom geokešus, tai va Balį buvo atgaiva, nes Balį gal, nežinau, 30 radom, nes vienintelė vieta, kur jų Indonezijai buvo. Yra kas nežino, kas yra geokešingas? Vienas. Tai geokešingas yra toks žaidimas, kur slepiamos dėžutės kažkokiose įdomiose vietose ir tu su navigacija arba su telefonu ieškai jų ir užsirašai savo vardą, datą, kada tu radai ir padedi atgal. Ir tai yra pasaulinis žaidimas, 2,5 milijono tų dėžučių yra paslėpta pasaulyje. Ir kartais atrandi labai įdomių vietų, kartais tai būna nelabai įdomios vietos, kartais kas nors sugalvoja, kad čia įdomi vieta yra pasikiemę po palangę. Bet kartais tikrai kažką įdomaus pamatai ir kartais būna ir ekstremalių ir taip toliau. Tai toksai įdomus žaidimas. Ir Azijoje jų nėra daug, bet vat Balį kažkiek parinkom. Ryžių laukai ir žąsis žygiuoja. Čia irgi radom tokią, per geokešingą šitą vietą atradom, jos niekur nėra. Ta prasme, jokiuose giduose, jokiuose TripAdvisoriuose ir panašiai šitos vietos nerasite. Yra apleistas vandens drėkinimo lygtais centras su administraciniu pastatėliu. Ir ten kriokliai, upė teka ir turi daug laiptukų nusileis žemyn, kad ateiti iki čia. Ir visiškai vieni buvom, nieko nebuvo. Visi leidomės 15 minučių žemyn, tiek pat kylam. Nė vieno žmogus nesutikom. Sakiau, tokie begriūnantys stogeliai. Čia irgi vienas iš geokešų. Davęs skarą užsidėt, sako, negalima tau kelių rodyti. Turėjau taip vaikščioti po šventyklą. Labai linksmas matot. Ir tada Balį mes nusprendėm, atvežė mus į Kutą. O Kuta yra pats turistiškiausias ir pati ta vieta, kur atveža turistus, australus, ir ten yra visi barai ir yra visos tos šlykščios apyrankės su keiksmažodžiais ir daug alkoholio prasto, kurį gamina vietoje ir apipavidalina kaip Jack Daniels arba Red Label arba dar kažką, o iš tikrųjų ten yra spiritas sumaišytas su kažkuo ir miršta žmonės nuo to. Ir, tiesiog, ta prasme, ten yra ale vakarėlių ir restoranų vieta. Tai mes ten tiesiog atvarėm vakare, permėgojom, ryte pasiėmėm motorolerį ir važiavom aplinkui Balio salą. Tai mes 660 km aplinkui pravažiavom. Ir tiesiog visokių kelių buvo. Čia offroadą. Aišku, nuomotojai, jeigu sužinotų, kad tokių kelių važiuoja, tai sakytų. Čia viena iš žymiausių šventyklų. Ir kai būna giedras oras, ten gerai supozicionavus matosi kalnas. Žymusis Balio, ugnikalnis. Irgi tos pačios ryžių terasas kaip Tailande, kaip Malaizija. Aišku, motorolerį nuleido padangą. Tai visai nelinksma, kai važiuojant 60 km per valandą. Ir tave pradeda galą mėtyti visas pusės. Ir ant sėdi Ingrida gale ir dar 2 kuprinės. Ir reikia išvaldyti, kad nenukristum. Tai visai nelinksma buvo. Ir šitas vaikinas išėjo, iš karto sako, gal pagalbos reikia. Ir taip, tokiose labai turistinėse vietose tai visą laiką atsargiai žiūri. Nes,
Buvo Vietname, pavyzdžiui, sugedo motoroleris, vyras prie jo sako, jums padėt gal? Nu, sakau, nežinau, šiaip mes patys galime, nes mes 2 motorolerius turėjom. Ir, nu, būna taip, kai nuleidžia padangą arba sugenda kažkas, tu paimi ir su vienu važiuoji ir kitą stumi, su koja atsirėmęs. Nu, tu važiuoji ir stumi. Tai tą aš pats galėjau padaryti. Ingrida sėdė ant to motorolerių, sugedusi ir aš važiuoju. O tas atėjo, sako, davai, aš tave pavešiu. Nu, gerai. Nu, jis stumia mus, nuvežė pas kažkokį meistrą. Meistras iškėlė kainą, belio kokią, nu, tarsi 5 kart didesnė negu įprastai. Sakau, kodėl čia taip? Sako, tai čia man, už tai, kad aš tave atstumiau čia. Sakau, tu nieko nesakei, nu, ta prasme, tu padėt norėjai. Nu, bet gaunas visiškai kitaip. Tai taip visą laiką stengiasi atsargiai žiūrėti tas visas pagalbas ir panašiai. Nu, bet sakom, okei, pabandom. Tai nuvažiuoji visą laiką iš karto pradžiai paklausi, kiek tas taisymas kainuos. Nu, ir ten 6 € už kameros pakeitimą. Nu, okei, sakom. Pakeitė mum kamerą, tai va šitas jaunuolis yra šitos taisyklos pagrindinis asmuo ir va jis savo susirenginėja naują motociklą. Pats daras viską. Ir va tokiais keliais reikėjo važiuoti. Ir samanos, šlapės ir čia status jie būdavo, tokie užvažiuoja į kalną ir tada per šlapę kelią, kai važiuoja žemyn, nelabai stabdžiai veikia. Ir prasidėjo lietus, galvojom, kaip nors ištemsim be lietpalčių, bet jau vat, po kokių 2,5 mėnesių kelionės ar 2 mėnesių teko nusipirkti lietpalčius ir jo, naudojom juos visai nemažai. Tai va, Lomboke surfint nepabandėm, tai Balį Ingrida labai norėjo, tai išsinuomom banglentę, tai tokia pradedančiųjų didelė. Tiesiog atsistot, pajaust, kaip tos bangos veikia. Tai man nelabai pavyko, Ingridai pavyko ir labai džiaugiasi. Bet po to, nu, man ten visas raudonas pilvas, nes ta banglentė yra tokia kaip putplastis būna ir jisai žiauriai alergizuoja odą, nu, ta prasme, nutrina odą. Ir žiauriai skaudėjo po to visą viršų. Nu va, linksmieji lipdukai. Tai va, lipdukai, apyrankės ir taip toliau, va tokias gaminamas. Ir čia yra labai linksma. Prieina prie tavęs moteriškė su tokia apyrankių pasiūla ir tau siūlo pirkti panašių pavadinimų apyrankį. Iš Balio nusprendėm keliauti į... Irgi ten, nu, pas mus tas maršrutas dėliojasi eigoje. Tu sėdi, žiūri, kur tie pigų skrydžiai gaunasi. Ir nusprendėm skristi į Borneo salą. Tiksliau, mūsų pagrindinis taškas buvo Brunėjaus valstybė. Ir... Gavos taip, kad nusipirkom skrydį iš Balio į Surabają ir iš Surabajos į Balikpapan. O Balikpapanas yra Borneo salos, nu, galima sakyti, pietinėje dalyje. O mums reikėjo į šiaurinę dalį. Ir aš kažkur paguglinau, pamačiau, kad Borneo saloje yra geležinkelis vos ne aplink visą salą. Nu ir mums ateina skrydžio diena, sėdim, žiūrim ir pasirodo, kad to geležinkelio nėra, nes ten projektas 20 metų į priekį, ar ten kažkas tokio. Nu ir toks sėdi, galvoji, nu gerai, ir ten taip skaičiuoja, kad mums liko 2 dienos iki vizos pabaigos. Ir mums reikia, vien gryno važiavimo yra 36 valandas iki ten, kur mums reikia, kad jau tiesiog į Malaizijos sieną kiras, nes Borneo sala yra Indonezija didžioji dalis, tada yra Malaizija ir Malaizijos viduje yra Brunėjus. Ir, nu, ką daryt? Tada Ingrida pradėjo ieškoti, radom skrydį. Skrydis jau veda jau arti, jau netoli Malaizija. Tada mes atskridom į Tarakan, tokia sala ten, man atrodo, buvo jo. Ir iš to Tarakan mums reikėjo iki Nunuką. Tai iki Nunukan jau yra jau prie pat Malaizijos sienos. Tai plaukiam laivu. Atplaukiam laivu į tą Nunukan, nu jau linksminio, o pagaliau iš Indonezijos po ten 28 dienų į Malaiziją pakliusim. Ir uostas sako, sorry, hebra, nėra laivų. Ir ten vienintelis sienos kirtimo punktas Borneo salų. Nu, tarsi, yra ten ir čia, o jau nuo ten iki čia jau gaunas 50 valandų gryno važiavimo mašina. Nu gerai, nėra tai nėra. O kada bus? Gal pirmadienį, o mes ten atplaukiam šeštadienį. Gal pirmadienį, bet negarantuojam. Gal bus, gal nebus, nežinia. O kodėl čia taip? Nu, nes čia naują uostą atidarė. Nu gerai, atidarė, tai kodėl neplaukia? Nu tai ten dar sutarčių nepasirašė. Nu gerai. Mes pasiėmėm 2 naktis tenai ir jau pirmadienį mums būtinai reikia išvažiuoti. Būtinai. Nes už kiekvieną uždelsą dieną turi mokėti po 20 eurų.
už overstayinimą. Ta prasme, kad jau būn ilgiau savo vizą, tavo viza baigia galioti ir tu kaip ir baudą moki už kiekvieną dieną ilgiau praleisti. Nu, ten nieko mes neveikiam toj saloj. Nu, va, čia atskridus į Borneo, jinai yra visiškai kitokia ir ta prasme, tom upėm, kanalais, laivai plaukioja, atrodo, kelių nėra, visas eismas vandeniu, aišku, jie yra didesniuose miestuose, bet ta prasme, nu, atrodo visiškai vandens kažkokia sala ir ten yra tos džiunglės. Nu, ir atplaukėmės į tą Nunukaną, nu, nelabai yra ką veikti, va, žiūrėjom paukščių varžybas kažkokias, ar čiulbėjimo, ar grožio, nežinau, nesupratau, bet ta prasme, tiesiog buvo paukščių varžybos. Va, žiūrėjom, tada irgi fotkiname su vaikais. Ir tada atėjo pirmadienis, ateinam į uostą, čia krūvos pasų, pinigų, nusiperkam bilietus, va ten, va, trečia moteris duoda bilietus, gaunam bilietus, pagaliau išplaukiam. Sako, bet tai mes negarantuojam, kad laivas išplauks, mes tik bilietą parduodam. Ir tada, nu, okei, kaip bus, tai bus, jau nieko nepakeisi. Ir mes ten nuo 7 ryto. O sakom, kada laivas? Tai gal 12. Tai eina 12. Kada laivas? Gal 3. Stovim, tiek žmonių laukia. Čia va, su visu savo gyvenimu žmonės bando išvažiuoti. Tada pykčiai prasideda, darbuotojai apsupti vyrų. Nes indonezai, jie važiuoja į Malaiziją, į Malaizijos pusę dirbti, nes ten didesnės algos. Ir mes jau pradedam panikuot. Ką dabar daryti? Jau ten 2 gal dienos. Grąžinam tas bilietus, pasiemam pinigus, susinervinę, išeinam iš to uostą, neįsivaizduojam, ką daryti. Nueinam, prisijungiam prie Wi-Fi'aus, žiūrim skrydžių, kur nors, bele kur, į kitą šalį, nesvarbu. Tiesiog išskrist lauk iš tos salos, kur yra vidury niekur, mes ten esam vieninteliai baltaodžiai toj saloje, ten jie nematė turistų. Visur išskrist 150 eurų. Nieko nėra pigiau. Į belę kurią kitą šalį 150 eurų. Dar labiau susinervinam. Sakau, davai gal važiuojam į imigracijos tarnybą, gal čia tokia yra. Išsiaiškinom, kur ta imigracijos tarnyba. Pasiėmėm taksą. Atvarėm į imigracijos tarnybą. Sustingam ten su vienu. Tas nuveda pas aukštesnį. Tada vos pas ten bosą to. Nuvaram, šnekam, sakom, mums reikia išvažiuoti. Mūsų viza baigia galioti. Nu jo, reikia. O sakom, o tai kas bus, jeigu neišvažiuos, jeigu šiandien nebus laivo? Nu tai turėsit mokėti 20 eurų. Už dieną. O tai šiandien bus laivas? Nu gal šiandien. O jeigu ne šiandien bus rytoj? Gal rytoj. Ir tu nieko nesupranti ir nežinai, ar taip bus, ar taip nebus. Ir pradedi panikuoti. Ir tas sako, nu tai va, jūs čia pabūkit, mes jums pasakysim, ar bus laivas. Nu gerai, nes ten ping-pongą pas juos ofise pažaidėm 4 valandų ir tada sako, ateina įsišiepęs, šitas jaunuolis, sako, yra laivas. Ir mus nuvežė iš savo ofiso su darbinė mašina į uostą, dar sustojo prie bankomato, aš dar nusiėmiau pinigų, kiek trūko, nes taksijų išleidėm, kad nuvažiuoti iki to. Nusiperkam bilietus, jis mus ten per visas eilės pravedam, ten pasus užtampuoja, net nematė mūsų veidų, nes jis tiesiog paima mūsų pasus, va čia mes pastovi, čia yra duris, paima, nuneša į ofisą, jis užtampuoja tas pasus, atneša, užsidaro duris, aišku, kol ten štampuoja, kad mūsų nematyta, parneša pasus, sako, va, jūs išvažiavote iš Indonezijos, nu gerai. Tada, nu, praveda visas eilės iki laivo ir sako, dėkui, ir dar sumokėjo už mus ten eurą gal, nes jau visiškai nebeturėjom šitų rupijų indonezietiškų, reikėjo dar uosto mokestį sumokėti, mes to visiškai nežinom, kad tapšan, nes tu nusipirki bilietą ir dar po to prieš įeidamas į uostą turi sumokėti ant po eurą žmogui uosto išvykimo mokestį. Mes to nežinom, tai jis už mus dar užmetė. Na tai va, toksai. Tai sakom, tai kiek pas jūs apsilanko imigracijos tarnybai per metus turistų? Nu sako, per metus, nu 5 turbūt. Nu, okei, tai sako, tai mes šiais metais kelinti, sako, nu jūs gal 3, 4. Okei. Čia irgi su krūvom pinigų vaikšto laive, keičia pinigus. Ir atplaukėm į naują į uostą Malaizijoje. Buvom pirmasis laivas atvykęs į uostą. Ir esmė tenai buvo, kad negalėjo leisti dėl to, kad vadovai nebuvo pasirašę sutarčių priėmimų. Ir ta prasme, jie pasirašinėjo dieną, nu ir galiausiai pasirašyti sutartis ir mūsų leido.
Nu ir aišku, kaip be lietaus. Malaizijos didžiausias miestas Borneo saloj. Nu ir mūsų, vis tiek, pagrindinis tikslas mūsų buvo Brunėjus. Tai yra liliputinė valstybė, turinti 700 000 gyventojų. Jinai yra, irgi ten yra labai įdomi, nes jinai yra 2 dalių ir jinai yra įsisupusi į Malaiziją. Ir jeigu tu nori žemėje ją įvažiuoti, tai tu realiai išvažiuoji į Malaiziją, įvažiuoji į Brunėjų, išvažiuoji į Brunėjų, įvažiuoji į Malaiziją, išvažiuoji į Malaizijos, įvažiuoji į Brunėjų ir vėl turi grįžti į Malaiziją, nes iš jos turi išvažiuoti. Tai tavo pasą 2 lapus užtampuoja iš karto. Nu, 10 štampų gauni. Tai mes nusprendėm plaukti laivais, nes tu tiesiog išvažiuoji iš Malaizijos, įvažiuoji į Brunėjų ir vėl išvažiuoji iš Brunėjos. Tai viskas gaunas gražiai visai. Ir Brunėjus yra žiauriai griežta musulmoniška valstybė. Ir jeigu, ta prasme, jeigu jinai būtų viduriniuosiuose rytuose arba kažkur toj pusėje, tai tu visiškai nenustebtum. Bet kai jinai yra pietryčių Azijai, tai yra kažkas įspūdingo ir, nu, man patiko, ta prasme, man visai įdomu buvo. Tai reikėjo nusipirkti ilgas kelnes, tai padėvėtose drabužiuose kažkokias pasiėmėm. Ir čia yra nepriklausoma teritorija Labuanas ir turi va tokią mečetę, tai yra tiesiog sala jūroje ir šalia Borneo salos krantų ir tenai nėra mokesčių alkoholiui, tai visi važiuoja pirkti alkoholio ir man atrodo lošti kazino, jeigu neklystu. Ir jo, mirties bausmė, tas pats, kas Singapūrė už narkotikus, tai nesvarbu, ar tai Brunėjų, ar tai Singapūrą, tai yra mirties bausmė. Graži nuotraukytė su štampuotu pasu ir čia jau pakeliu į Brunėjų naftos platformas. Tai Brunėjus yra turtinga valstybė ir visi pagrindę turtai yra iš naftos. Ir, nu, dabar pabandysiu šiek tiek papasakot, kas ten yra įspūdingo. Tai čia, pavyzdžiui, yra finansų ministerijos pastatas ir, tarkim, yra va tokie miestai. Nu, tarsi, ten yra vienas miestas, sostinė, ir jame beveik visi gyventojai gyvena. Ir vienoj pusėje yra va tokie pastatai, visokie neaiškus, ta prasme, dangoraižiai. O kitoj upės pusėje yra milžiniškas kaimas ant vandens, ant pastovių. Ir ta prasme, tas kaimas ant vandens, jisai turi savo mokyklą, savo gaisrinę, savo water taxi laivelius, kurie plukdo į kitą upės pusę ir tarp stotelių aplinkui. Turi savo parduotuvę, savo kavinės, visas gyvenimas. Jam nebūtina grįžti į miestą. Prasme, jie turi savo tą water village, kuris, ta prasme, nu, ir jų yra daug, ir žmonės savo namus kaip nori gyvena. Ten atskiras gyvenimas vyksta. Kitas dalykas, kas labai nustebino, tai yra, pavyzdžiui, penktadienį, mes būtent penktadienį irgi buvom tenai, nuo 12 iki 2 viskas užsidaro. Kavinės, restoranai, parduotuvės, valstybinės įstaigos, viešasis transportas, viskas. Miestas miręs, nes visi eina melstis į mečetę. Ir taip tu vaikštai kaip ghost town'e, vienas miestas, nieko nėra. Be 10-12 valgom kaviniai ir jau matom darbuotojai persirenginėja, uždarinėja vieną langą, kitą langą, o tu ten damušinėja maistą, jie klika. Tada jie, Brunėjaus tas sultonas yra vienas iš turtingiausių žmonių pasaulyje. Jisai turi milžinišką automobilių kolekciją, kelis tūkstančius prabangių automobilių, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Jaguarų ir taip toliau. 500 iš jų, tarsi tokią informaciją skaičiau, 500 iš jų yra Rolls Royce'ai ir jisai pats važinėja su paauksuotu Rolls Royce. Ten 24 000 karatų, ten kažkas, nu, kosmosas. Ir tas sultonas turi savo muziejų. Tai čia yra muziejus, viduje negalima fotografuoti, čia man regalija vadinasi, regalija, jo. Tai klausiu vietinių, ką veikti čia, kur nueiti. Sako, tai varykite regaliją, ten kondicionierius yra, tai biški vėsiau bus. Nu gerai, nuvarom tą regaliją, o tas muziejus yra, jisai milžiniškas, nu tai didžiulis. Ir ta prasme, jame yra eksponuojama, ką kitų šalių atstovai ir valdovai jam padovanoja. Ar tai paveikslas, ar tai skulptūra, ar tai mašinos modeliukas, ar laivo modeliukas, ar skulptūra, nu, belekas, ta prasme. Ir ten tiesiog rodo, ką jisai gavo dovanų iš kitų žmonių.
Nu, pasivaikščiam po tą regaliją ir tada yra irgi water taxi. Tai yra, bičias nusiperka laivelį savo, sakė, kad brangiai kainuoja, bet aš netikiu, kad tiek brangiai kainuoja. Ten sako, 12 000 eurų už va tokį supuvusį laivelį. Sako, nu, tipo, vos ne, namas kainuoja kaip 2 valtis. Sakau, netikiu. Nu ir ta prasme, jie prie tavęs visą laiką, jeigu tu esi arčiau tos upės, jie prie tavęs priplaukia ir sako, gal, nu, jis taip ateina, maybe you want a round? Nu, davai, ten, tai mes dviese sumokėjom, sutarėm valandą, jis mus plukdė gal 1,5, sumokėjom 12 eurų. Nu ir mes tik dviese buvom, jisai ir dviese. Ir jisai žiūri gerai angliškai, išnekėjo, iš jo labai daug sužinojom patį Brunėjų ir jisai praplukdė mus. Sako, matysim šitą, krokodilą. Sako, jo, nu, pasistengsiu. Sako, matysim beždžionės, pasistengsiu. Tai matėm ir krokodilą, ir beždžionės, ir, nu, beždžionės uodegą iš tikro matėm, bet matėm, kaip jinai prabėgo kažkur. Nu, sako, nusėdęs vanduo nesimato tų beždžionių, nėra dabar jos pasislėpusios. Nu, gerai. Tai praplaukiam su juo, tai jis irgi papasakė tokių dalykų, nu, po mangrovių miškus praplaukdė. Tai va, čia tokio dydžio šaknys medžio, su manim lyginant. Irgi, miestelis, ant vandens savo gaisrinį neturi. Statomas naujas tiltas. Aukštis 157 metrai. Gal kas turi idėjų, kodėl? 157? Kažkas sultonas. Taip. Tai yra Liepos 15 sultono gimtadienis. Pastatom davai 157 metrų aukščio tiltą. Kitas dalykas, visi žmonės, kurie gimsta Liepos 15, iki 18 metų yra laimingiausi žmonės valstybėje. Nes kiekvienais metais iš sultono gauna dovanų. O dovanos būna pinigai, žaislai ir kitkas. Tai ta prasme, ta valstybė buvo kažkas visiškai iš kito pasaulio. Nu, ta prasme, tokių dalykų. Tai jo, daugiau gyvenam per Airbnb pas vieną merginą. Labai įdomi ir visi šneka angliškai, nes tai kaip ir jų antra kalba. Ir pabuvom tenai, pas ją pagyvenom, pas ją nebuvo interneto, tai irgi buvo taip gerai biškai pailsėt. Susipažinom su tokia havajietė, ten irgi vykdavo, kiekvieną vakarą vykdavo naktinis turgus, tai jinai mus nuveldavo į tą naktinį turgų ir ten dažniausiai viskas būdavo po $1 Brunėjaus dolerį. $1 Brunėjaus doleris yra apie 65 euro centai. Nu, tarsi viskas, tai jeigu neparašyta kaina, tai yra $1. Jeigu parašyta kaina, tai reiškia daugiau. Tai ten pasiimi gėrimą už tą $1, gali ten vištienos su ryžiais pasiimti už tą $1. Nu, tarsi, jinai iš esmės yra brangi, bet tu gali pigiai joje gyventi. Ten yra hostelis, pavyzdžiui, irgi mieste, 10 Brunėjaus dolerių, nu tai apie 6,5–7 euro žmogui, su baseinu, bet ta prasme, ten nėra turistų, nes per visą tą laiką mes matėm gal 5 užsieniečius. Ir ta prasme, tu pasiimi tą hostelį ir tu visam hostelį realiai esi vienas, nes ten yra tiesiog jaunimo centras, kuris turi 10 lovų kambarį, 10 man atrodo vyram ir 10 moterų kambarį. Ir ta prasme, jie tenai priema, kai atvažiuoja mokyklos kažkokios, tai tada ten jie gyvena. Mainai kažkokie, dar kažkas, o turistai jau yra tas pašalinis jų. Tai jeigu ten ta atvarai ir būna kažkokie mainai, tai tau nėra vietos, tai ieškokis kažkokį. Tai va, iš Brunėjaus grįžom atgal į Malaiziją, į Mirį, Borneo dalį ir tada skridome iš Mirį kitą dieną atgal į Kuala Lumpūrą. Ir Kuala Lumpūrė turėjom pasilikę 5 dienas, galvojom, kad Ingrida turės grupę vesti anksčiau, sausio mėnesį, sausio vidury, bet kažkaip ta grupė nesusirinko, nu tai mes tiesiog turėjom 5 dienas pasilikę iki kito skrydžio į Kambodžą. Tai nuvarėm į pabėgimo kambarį vieną aplankėm, couchsurfingo mytą, tai tiesiog toks poilsis, valgymas, atsigavimas ir jo, tai pabuvom tenai ir pavalgėm savo mėgstamiausių špinatų makaronų pas savo draugą kinietį. Ir va, tas vyrukas, su juo nusifotografavom. Labai pozityvas, labai linksmas ir labai šiltas žmogus. Jeigu kažkas važiuosit į Kuala Lumpūrą ir norėsit skanaus maisto, man galit parašyti, papasakosiu, kur jį rasti. Ir tada susipažinom per couchsurfingo mytas tokiais rusas ir ukrainietė, bet jie gyvena Baltarusijai. Labai įdomus žmonės, Saša ir Liuda.
Ir jie gyvena viešbutis su baseinu ant stogo, tai nusprendėm išbandyti mano Cat S60 po vandeniu. Tai neveikia. Į kamerą pribėgo vandens. Ir, jis turėtų būti atsparus vandeniu iki 5 metrų, bet to teko džiavinti savaitę gal. Ir jo, pasimaudėm, pasigražėjom dangoraižiais. Ir skridom į Kambodžą. Taip šiandien nieko mes net per daug nepapasakosiu, ką mes ten nuveikėm, nes nieko. Tiesiog ilsėjomės, valgėm, kambarį pabėgimo aplankėm. Tiesiog susipažinom su žmonėm, fainais, įdomiais. Ir skridom į Kambodžą. Skridom į Kambodžą, Phnom Penhe pabuvom vieną naktį ir važiavom į pietus į Kampotą. Tokias miestelis. Kampot, tai labai patiko, fainas miestas. Ir pasiėmėm motorolius ir važiavom aplinkui pasivažinėti. Tai ten yra toksai nacionalinis parkas. Ir tam nacionaliniam parke yra labai daug apleistų pastatų, apleistas bažnyčias su be galvų skulptūrėlėm, nudaužytam. Ir jo, tokie vaizdai nuo kalnų atsiveria. Ir yra milžiniškas apleistas kazino. Ir vaikštomės po tą kazino ir girdžiu kažkas lietuviškai šneka. Galvoju, negali būti. Sakau, čia lietuviškai šnekėjot ar ne? Sakau, jo, lietuviškai. Tai susipažinau su tokia Lina ir Ruslan. Jie šiaip Anglijoje gyvena, bet labai geri draugai tapom. Tai va dabar aš kai skridau atgal, net su Ruslanu susitikom Londone. Ir jo, tai su jais praleidom tą dieną ir kitą dieną. Tai va čia jie, Ruslanas ir Lina. Nuvažiavom į urvus, pasivaikščiojom po urvus, pasižiūrėjom, užlipom į bokštą. Ir kitą dieną nusprendėm važiuoti į Kep. Yra toksai miestelis netoli, 25-30 km. Tai yra tenai žymusis krab marketas, kuriame prekiauja krabais, jūrų gerybėm ir visokiais kalmarais ir taip toliau. Tai pasiėmėm už $5, nes Kambodža yra 2 valiutos. Yra doleriai ir rylai. Tai $1 yra 4000 rylų, bet jeigu tu visur moki doleriais ir jeigu tai yra ten, kainuoja tarkim 50 centų, tai tu gauni rylus atgal. Tai ten tau reikia tą suvokti, kad ta prasme, už nakvynę tu visą laiką moki dolerius. $5, $10 ir gauni atgal dolerius. Jeigu ten perki cukranendrių sultis už $0.50, pavyzdžiui, tu paduodi $1 ir tau 2000 atgal grąžos paduoda. Tai taip reikia įsivažiuoti ir suprasti tą, kaip tas veikia, bet greitai. Tai mes pasiėmėm už $5 krevečių maišą. Pasiėmėm maišą krevečių už $5 ir nuvažiavom prie jūros